Sveiki visi, čia Ruslanas iš statybostechnologijos.lt. Dabar pats laikas yra ruoštis namo statyboms, todėl ruošiu daug video apie individualių namų statybą ir įvairias statybos technologijas. Video skirti žmonėms, kurie nori kokybės, domisi ir nori sužinoti daugiau apie tai, kad būtų bent truputį informacijos ir aiškumo, kas jūsų laukia ir su kuo teks susidurti. Todėl sekite naujienas. O šiame video supažindinsiu su pagrindiniais namo statybos etapais. Kaip matote skaidrėje, namo statybą galima suskirstyti nuosekliai vienas po kito žingsnius nuo pat pradžių iki galutinio rezultato, tai yra pilnai pabaigto namo. Aš išskiriu 7 pagrindinius namo statybos etapus, kuriuos reikia praeiti statant namą. Kiekvienas etapas turi pradžią ir pabaigą, todėl tik pabaigus vieną etapą galima pereiti prie kito. O esant poreikiui, kitą etapą galima atidėti vėlesniam laikui. Tiesa, šiame video tik trumpai supažindinsiu su 7 pagrindiniais namo statybos etapais, o plačiau apie kiekvieną statybos etapą, laikydamasis eiliškumo, padarysiu atskirus video, kuriuos jūs, jeigu bus aktualu, galėsite pasižiūrėti vėliau. Pirmas mano išskirtas etapas – tai žemės sklypo paieška. Reikia pasakyti, kad tai nėra statybos, tiesioginė to žodžio prasme, etapas. Man atrodo, kad tai vienas reikšmingiausių žmonėms norintiems turėti namą. Ir šiame etape labai svarbu teisingai pasirinkti sklypą ir žinoti, kiek dar gali tekti į jį investuoti. Sklypas priklausomai nuo žmogaus poreikių turi atitikti daugybę reikalavimų, kad galėtume jame pasistatyti namą. Tai yra, kad jame statyba būtų leistina ir baigiant tokiais kaip susisiekimas, kaimynystė, atstumas iki tam tikrų vietų kaip mokyklos, darželio ir panašiai. Labai svarbu renkant į žemės sklypą, kiek įmanoma daugiau informacijos išsiaiškinti prieš jį įsigyjant. Nes vėliau dalykai, kurių laiku nesužinojote, gali brangiai kainuoti arba neigiamai įtakoti gyvenimo kokybę. Ką būtina žinoti renkant į sklypą, papasakosiu atskirame video apie šį etapą. Na, o dabar kitas etapas. Tai taip pat su statyba tiesioginio žodžio prasme nesusijęs ir kuris pagal svarbą yra nemažiau reikšmingas už pirmąjį, tai namo projektas. Ar projektuoti iš esmės naują statinį ar pirkti kartotinį, pasirinkimas labai priklauso nuo turimų galimybių. Viena vertus tai nuo sklypo, jei jį turite, kita vertus nuo finansų. Kalbant apie sklypą, namo projektavimas labai priklauso nuo sklypo dydžio, formos, reljefo, gruntinių savybių. O kalbant apie finansus, kartotinis projektas beveik visada su retom išlygom pigesnis už individualų projektavimą. Ir tai dar toli gražu ne visi dalykai, kuriuos reikia atsižvelgti, kad pasirinktumėte jums tinkamą projektą. Kitas etapas, pereinant prie statybos darbų, yra trečias mano išskirtas etapas – paruošiamieji statybvietės darbai. Šios darbus turime pasidaryti pirmiausia. Šiame etape turim susiplanuoti ir paruošti statybos aikštelę statyboms. Teks spręsti ne vieną klausimą, pavyzdžiui, tokius kaip privažiavimas prie sklypo, sklypo aptvėrimas, laikina elektra, vanduo, statybinių medžiagų sandėliavimas, netgi tualetas. Kai prasidės statybos, šių klausimų kilti nebeturėtų. O dabar pereikime prie realios statybos. Ketvirtas etapas, nors kalbant apie namo statybą, kaip ją daugelis suprantame, tai pirmas etapas. Statybose vadinamas požeminė statinio dalis. Šiame etape turi būti padaryti visi darbai, kurie numatyti po žeme, tokie kaip pamatai, lauko inžineriniai tiklai,
kur įeina elektra, vanduo, nuotekos, lietaus nuvedimas, drenažas, jei to reikia. Atskirame video apie šį etapą apžvelgsiu pamatų tipus, jų pasirinkimo kriterijus, privalumus ir trūkumus, taip pat lauko inžinerinių tinklų įrengimo ypatumus. Kitas etapas tai etapas, kuriame darbai atliekami virš žemės, vadinamas antžeminė statinio dalis. Šiame etape statomos namo sienos, perdanga, stogas. Turi būti, kad pereiti prie kito etapo, visi darbai, kurie apsaugotų namo išorę ir vidų nuo oro sąlygų. Ir galima būtų pradėti namo šiltinimo ir apdailos darbus. Kad pereiti prie kito etapo, darbų turi būti padaryta daug daugiau, negu matote skaidrėje, nes antžeminę dalį taip pat įeina ir langai bei durys, garažo vartai, bet kol kas visi vadinamąją namo dėžutę suprantame kaip tokią, kokia yra skaidrėje. Smagiausias, bet kartu ir daugiausia problemų keliantis yra 6. etapas – apdailos darbai. Tai viskas, kas susijęs su estetiniu namo vaizdu ir patogumu gyventi. Čia yra daugiausia darbų. Vidaus inžineriniai tinklai, kur įeina elektra, vandentiekis, kanalizacija, silpnos srovės, vidaus darbai tinkavimas, glaistymas, gipso kartono montavimas, plytelių klijavimas ir panašiai. Šie darbai eina tam tikra eilės seka ir jiems reikia skirti daugiausia laiko ir dėmesio tiek statybininkams, tiek ir jums. Nes šiame darbe keliami didžiausi kokybės reikalavimai, nes statytojai kaip taisyklė turi būti aktyviausi apdailos etape, nes tik glaudus bendradarbiavimas leidžia pasiekti geriausių rezultatų. Ir tik tada, kai baigėsi visi darbai šiame etape, siūlau pereiti prie paskutinio etapo. Tiesa, jis gali, jei tai netrukdo kitiems darbams, būti vykdomas ir paraleliai su apdailos darbais. Tai yra paskutinis etapas, kuriuo metu atliekama visa tai, nuo ko priklauso, kokioje aplinkoje jūs gyvensite. Šiame etape yra keletas būtinų darbų, kuriuos reikia padaryti tam, kad galėtumėte naudoti savo kiemu. O taip pat turite daugybę erdvės pasitelkti fantaziją ir savo sklype įrengti gėlynus, vandens telkinius, alpinariumus, pavėsines, baseinus, fontanus ir panašiai. Tai štai, tokie yra pagrindiniai etapai namo statyboje, bet tam, kad visi darbai vyktų sklandžiai, yra dar vienas svarbus etapas, kurio metu atliekamas darbas neturi matomo ar apčiuopamo rezultato. Tai yra namo statybos darbų planavimo etapas. Tai etapas apimantis visus iki šiol išvardintus. Tai nuolatiniai namų darbai statybų klausimu. Aš asmeniškai manau, kad planavimas tai būtinybė, nes patikėkite, kad yra daug paprasčiau ir efektyviau planuoti, negu daryti skubotus sprendimus statybos metu. Net patarlė yra, kad 9 kartus matuok, 10 pjauk. Todėl rekomenduoju būtinai susiplanuoti savo namo statybas, laiką, pinigų paskirstymą, darbo jėgą, medžiagas. Ir kuo jūs detaliau tai padarysite, tuo jums patiems bus aiškiau. Ir tai tikrai leis daug greičiau, efektyviau judėti į priekį. Ir tai sutaupo daug pinigų. Nes gerai pasiruošus ir suplanavus, tikrai turėsite minimaliai nereikalingų papildomų išlaidų. Apie pagrindinės statybos darbo planavimo taisyklės, taip pat, kaip ir apie kiekvieną iš etapų, bus atskiras video. Šiuose video išsamiau supažindinsiu su pagrindiniais reikalavimais ir darbais, kurie priklauso vienam iš namo statybos etapui. Jeigu jums reikalinga asmeninė konsultacija,
statybos klausimų pildykite anketą, kurią rasite svetainėje www.statybostechnologijos.lt skyriuje konsultacija. Ir aš artimiausiu metu su jumis susisieksiu. Taip pat galite prenumeruoti naujausias temas apie namo statybą svetainėje www.statybostechnologijos.lt arba prenumeruoti mano YouTube kanalą. Taip pat kviečiu prisijungti prie Facebooko namo statyba bendruomenės, kur irgi spręsime aktualias problemas ir gausite naujausias informacijas apie akcijas vykdomas medžiagų pirkimui. Spauskite patinka ir dalinkite su draugais, jei manote, kad jiems tai gali būti aktualu. Taip pat stebėkite mano pranešimus Google profilyje. Ačiū už dėmesį ir sėkmės namo statyboje. Su jumis buvo Ruslanas iš statybostechnologijos.lt. Iki kito karto.